Atskridome mes į Malagą, Tadas, Rima, Titas ir Saulė. Ir laukėme 2 valandas, kol mums išnuomos mašiną. Tada jau laimingi važiavome į viešbutį ir laukėme, kol kiti mūsų šeimos nariai — tėtis, mama, Audrius, Darius, Brigita, Ignas ir Matas — atskris į viešbutį. O jie vėliau ir stipriai vėlavo, bet atskrido. Tada kitą dieną visi smagiai pavalgėme ir išvažiavome po apylinkės paturistauti. Bet kitą dieną nutiko nelaimingas įvykis. Apsivėmė Rima ir Saulė, o vėliau viduriavo ir vėmė Tadas ir mama. Bet kitą dieną pasveikome ir išvažiavome į Malagos centrą. Ten aplankėme katedrą ir Picasso muziejų. Vėliau užsukome į uolas ir nuvarėm paėst į Antonijo Banderas restoraną. Dar kitą į Marbelį, o prieš tai iš ryto supurtė žemės drebėjimas, bet nelabai pajutome, nes miegojome. O finalinė ir įspūdingiausia kelionė buvo į Gibraltarą. Ten valandą pralaukėme kelto, bet tada nusprendėme važiuoti su autobusiuku pas beždžionės. Ir šiaip pamatyti įspūdingų vaizdelių, o vaizdeliai buvo tikrai įspūdingi, nes nuo kalno viršaus puikiai matėsi ir Marokas. Paskui nusileidome nuo kalnų ir visi tekini paskui. Kitą varėme ieškoti gerti, paskui visi grįžome į viešbutį ir daugiau niekur nebevarėme. Tik marinom prie jūros ir prie viešbučio ir kišom pilvus skaniausių dalykų. Na, ir prieš išskrendant nutiko dar vienas nelaimingas įvykis. Matas netyčia sulaužė senelio akinius. Tada Matas sako: nu gerai, aš jau varau pas mamą. Taip užbaigėme šias nuostabias atostogas. Bet kitą dieną nutiko nelaimingas įvykis. Apsivėmė Rima ir Saulė, o vėliau viduriavo ir vėmė Tadas ir mama. Bet kitą dieną pasveikome ir išvažiavom į Malagos centrą. Ten aplankėme katedrą ir Picasso